Honda fanai. Šiandien jūsų žaisliukas CBR 1000RR 22 metų modelis, kuris eina dažniausiai nuo 17 iki šios dienos. Vat su tokiu priekiu RRR, ten kur 3R jau kitoks priekis biškį eina. Tai vat Amerikonas. Reguliuosim, didinsim galingumą, nuimsim ribotuvus. Užsidėjo savininkas va tokį bakelį. Trumpas nėra pats geriausias sprendimas, labai rėkia. Plius dažniausiai galios nuo žemų pasidaro mažiau. Tai vat nusiskundimas, kad po filtro pakeitimo ir išmetimo atsirado kažkokių liktai galios duobių. Tai žiūrėsim, ką čia su juo galima padaryti. Standartiškai kuro reguliavimas, diesel cut, sensorių išjungimas nereikalingų, tarkim, Exup vožtuvas. Čia jisai stovi. Troso jau čia nieko nebėra, viskas išmesta. Turbūt gal ir apgavikas koks pajungtas yra. Ne, viskas palikta. Tai vat. Kaip jums tie Honda motociklai? Man Honda visada patiko. Dizainas priekio gražus. Aišku, šitie modeliai nėra tokie, kurie turi labai didelę galę. Jie visą laiką stovi po kitų gamintojų. Tai Honda vienas iš silpnesnių realiai yra. Nekalbu apie 3R, kalbu apie 2R. Tai bet kažką čia su juo mes padarysim. Ride-by-wire jau nėra troso, tik tai elektroninis gazas. Spidometras toksai kaip RRR, tik tai gal net mažesnis, gal man kažkaip pasirodė. Mažesnis dydžių, bet gal meluoja. Tai va viskas. Pasirašinėsim ir darysim. Kompiuteris randasi čia, pas šitą modelį. Amerikonai yra apriboti, tiek maksimali galia, tiek kiti niuansai. Tai Hondom yra toks dalykas, kaip velocinis teksai, tos įsiurbimo gerklės viduje, tai jos duoda tikrai efektą, aišku, jos nėra pigios, bet duoda efektą. Kartais galima sumanyti su europiniam, kuo ilgesnis teksas, tuo, kaip pasakyti, didesnis sukimo momentais galia nuo žemų ir vidutinėse, bet maksimali galia yra mažesnė. Trumpesnis teksai, ta galia persistumia nuo žemų arba nuo vidutinių į maksimalią galę, tai yra vidury kažkur jūs galbūt prarandat kelias arklio galės, bet jums dasideda pačiam viršuje. Tai jų yra va toks efektas. Kai kurie deklaruoja, kad niekas iš niekur, ta prasme, nepersikelia, čia nieko neprarado, ten dasidėjo, šnekėt galima daug, bet dažniausiai yra, kad iš vienos vietos pasiema ir persikelia į kitą. Tai kai kurie gamintojai turi tos judančius taksus vadinamus, BMW, Yamahos, žodžiu, persijungia prie tam tikrų apsukų ir ten turim tokią charakteringą duobę toj vietoj, kai jie persijungia, tarkim, pakeičia savo padėtį. Tai va, kol kas tiek žinių, darbas nuo ryt. Programuojasi dabar bazinę programą, tai trumpai dar apie apribojimus šito mocoto. Jo apribota yra maksimali galia ir pagal kiekvieną pavarą. Tai yra maksimali galia, jūs realiai, jeigu laikot pilnai atsukę gazo, tą pilną galę gauna tik labai trumpą laiką prie tam tikrų apsukų. Visur kitur yra apribota. Maksimali galia nuo tam tikrų apsukų, kaip pasakyti, kompas pradeda riboti, uždarinėti tą galę. Toliau, kas liečia pagal pavaras, 1, 2, 3, jos yra apribotos dar daugiau negu 5, 6 pavara. Tai yra nuo 20%, tarkim, pirmų bėgių, antrų bėgių prie 5000 apsukų, prie 6000 apsukų. Jūs atsukę pilnai rankeną negaunat pilnos galios, jūs galimai gaunat tik tai 20% arba 30% galios, todėl šitas mocas yra gana stipriai apribotas. Tai
Dinogramui matavimuose bus viskas matuojama ir testuojama, reguliuojama ant 5 bėgio. Ten 1, 2, 3, išmatuoti irgi būtų sunku, manau, čia prasisukinėtų tas ratas, bet nėra kaip atvaizduoti tų žemiausių pavarų realiai. Tai bet apribojimai bus nuimti pilnai visai, tai važiuos mocas tikrai kaip diena ir naktis bus skirtumas. Tokie, kai būna apribota ant žemesnių apsukų, tai yra dažniausiai, pojūčio reikalas, kaip pasakyti. Neturi kaip parodyti, kiek ten dasidėjo, bet pajutus tikrai suprasit, kad tikrai daug, kalbant būtent apie šitas Hondas. Jeigu išsimatavau čia tą originalą, tai jisai turi 172 arklio galios dabar. Kaip matot, čia galia eina. Ir nuo 10 000 valdymo blokas. Šitoj vietoj kažkur jūs gaunat maksimalią galią, tai yra 100% to gazo vadinama. Nuo 10 000 jisai pradeda jau įjungti tą savo ribojimą ir į tokią kaip ir plato išeina. Nėra tokio, kad kritimas būna kaip pas kitus pasiekia maksimalią galią ir staigiai krenta į apačią. Pas šitą vyksta toksai palaikymas, galima tai pavadinti. Bet 107.2, irgi nėra mažai. Koks minusas su Hondom, pavyzdžiui, nusiskaitinėti originalią programą, blemba labai ilgai, jeigu pilną mapą nusiskaityti atsargai, tai valandą, 1,5 valandos būna nuskaitinėję vieną įrašinėjimas, tarkim, padarai vieną modifikaciją, vieną korekciją, surašinėjai. Tai trukti gali nuo 10 iki, 15 minučių, kartais 20 minučių, kartais pusvalandį, tai ilgai. Konkrečiai šitam mocui, tai vieną korekciją surašyti trunka kažkas apie 40 minučių, plius minus. Tai jeigu reikia padaryti 10 korekcijų ar daugiau, tai galit dauginti, kiek susidegina laiko, tiesiog surašant failą ir tiek. CBRS baigtas, manau bus pratęsimas dar kažkada. Savininkas gal greičiausiai sakė, staksus pirks, toliau kiti niuansai su lambda zondais. Ir visą kitą kažkokį video dariau nesenai CB Honda, kur neina sureguliuoti kūro mišinio nuo žemos iki gana aukštos gazo padėties, dėl to, kad yra lambda zondas. Tai čia yra analogiška situacija. Yra lambda. Palikta yra katalizatorius, kol lambda nebus išjungta arba nebus įdėtas apgaivikas, labai didelės gazo. Nutraukė žodžiu, tai kol yra įjungtas lambda zondas, labai didelės gazo diapazono, kaip pasakyti, padėties sureguliuoti neina. Ta prasme, kūro sistemos. Gali dėti kiek nori kūro, lambda zondas vis tiek atima. Tai parodysiu pavyzdį. Kiek arklių turėjo jau parodžiau, atrakinus pilną galę, kai kur pasikėlė, kai kur čiučiut pakrito, čia kažkokie specifiniai matyt, niuansai variklio. Tai sušilo patalpa, žodžiu, ten kuo karštesnis oras įsiurbiamas, ta galia būna pakrenta kai kuriuose diapazonuose. Tai rytojaus nelauksiu, nematuosiu, jeigu tas mocas grįž su staksais, gal net su katalizatoriu išimtų, tada galima bus permatuot, peržiūrėti ir taip toliau. Einam turbūt iškart prie maksimalios galios. Buvo 172 arklio galios, dabar yra 184 arklio galios. Kai kuriuose vietose dasidėjo čiučiut, kai kuriuose vietose pakrito čiučiut. Tai labai dažnai būna ant motociklo, kurie būna apriboti tenai nepilna versija, tram 5, 7, 8 kW ir panašiai. Tarkim, kol mocas yra apribotas, jisai iki tam tikro diapazono lygio, tarkim, apsukų, su kuo tai surišta, nežinau, vynioja stipriau, tik nuėmi pilnai ribotuvus, padarai maksimalią galę jo, kad tas galios perdavimas būtų nuo žemų to lygus. Kai kuriam diapazone jisai pakrenta. Ta prasme, kažkiek arklių praranda vienoje vietoje, kažkiek arklių jam dasideda kitoje vietoje. Tai yra analogiška situacija su šito reikalu.
Tai kūro mišinys, nu, maksimali galia. Nedaug čia reikėjo. Nu, čia yra originalas. Čia yra sureguliuota.